Oi, neklausiu. Neklausiu manęs tokių dalykų. Atsipiskit jūs su savo tais klausimais. Nežinau, nešvenčiu. Ai, žinokit, mes tai nešvenčiam. Nežinau, nesu šventas. Nežinau, aš nešvenčiu. Halloween, I'm 60. Halloween is not my culture, it's American. Bet aš sakau, nieko nesuprantu. Kaip teisingai atšvęsti Halloweeną? Gal draugauti su zombiais? Kaip teisingai atšvęsti Halloweeną? Tūsint, persirenk kostiumais ir eiti vakarėlę. Pasimylėt. Kaip teisingai atšvęsti Halloweeną? Pasakykit, kaip teisingai atšvęsti Halloweeną? Nežinau, aš jo nešvenčiu ir man nereikalingas tas Halloweenas, bet... O kaip jūs įsivaizduojate, jeigu švęstumėm, kaip atšvęstumėm? Nesuprantu to Halloweeno. O gal tada jūs norit paklausti, pavyzdžiui, kas yra Halloweenas? Jūs galite dabar paklausti. Bet aš sakau, nieko nesuprantu, kas tas Halloweenas ir iš kur jis atsirado. Aš nieko nesuprantu. Kiek išgertum, kad gerai atšvęsti Halloweeną? Iki komos. Ne vienos, bet daug. Ir tada jau į pragarą klausyt muzikos. Nu. Palinkėkit ko nors žmonėms, kurie švenčia Halloweeną. Atsipiskit jūs su savo Halloweenu, bet... Nežinau, matyt, jeigu žiūrint iš tos, nežinau kokios pusės, gal naudojant visus stereotipus ir panašiai, tai gal vis tiek, bet kokiu atveju, ta prasme, jeigu kalbėti jau globaliau šiek tiek apie, ta prasme, nes, ta prasme, reikia visiškai, bet kokiu atveju optimistiškai nusiteikti. Ne, turiu omenyje, aš taip, ta prasme, nežinau, šiek tiek, ta prasme, iš tikrųjų, nežinau, jeigu, tai va, aš nežinau, realiai, matyt, ten ir pažiūrėsim.